Labas rytas visiems. Labas rytas visiems čia šioje salėje esantiems. Taip pat sveikinuosi su tais, kurie prisijungia ir žiūri internetu. Labai smagus tas šurmulys prieš susirinkimą, tiek reikalų visokių. Iš tiesų, tie Viešpats palaimina kiekvieną. Tai atveria mūsų ausis girdėti, akis matyti, ką jis šiandien mums yra paruošęs, o paruošęs daug nuostabių dalykų. Amen. Tai tiesiog primenu, kad išsijungtume telefonų garsą, kad netrikdytų, neišgazdintų mūsų ir aplinkinių. Šiandien mūsų pastorius Gabrielius tarnauja Kėdainiuose, o mums patarnaus mūsų brangus brolis Dainius Dargis. Ačiū jam. Taip pat vienas prašymas yra, kad prašom vaikus ir paauglius būti šalia tėvelių per šlovinimą ir šlovinti kartu. Tiesiog norim, kad jie mokintųsi šlovinti Dievą. Tai paskaitysiu 107 psalmės nuo 17 iki 32 eilutės. Jinai ilgoka. Taip. Kvailiai kenčia dėl savo nedorybių ir dėl savo kalčių. Jiems nebemielas joks valgis, jie priartėjo prie mirties vartų. Varge jie šaukėsi Viešpaties, jis iš sielvartų juos išgelbsti. Jis siuntė savo žodį ir išgydė juos, iš pražūties juos išlaisvino. Te giria jie Viešpatį už jo gerumą, už jo stebuklus žmonių vaikams. Te aukoja jam padėkos aukas ir džiaugaudami te skelbė jo darbus. Kas laivais plaukia jų jūrą, vandenų platybėje prekiauja, tie mato Viešpaties darbus ir jos stebuklus gelmėse. Jam įsakius audros pakyla, šiaušiasi bangos, iki debesų jie pakyla, į gelmes vėl sminga, širdis jų tirpsta nelaimėje. Jie svirduliuoja ir šlitinėja kaip girti, jų jėgos baigia išsekti. Varge jie Viešpatie šaukėsi, jis iš sielvartų juos išvaduoja. Jis nutildo audrą, nuramina bangas. Tada jie džiaugiasi nurimusią jūrą, jis nuveda juos į geidžiamą uostą. Te giria jie Viešpatį už jo gerumą, už jo stebuklus žmonių vaikams. Jie te aukština jį tautos susirinkime, te giria jį vyresniųjų taryboje. Ir dar paskaitysiu 48 klausimą iš katekizmo. Kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra Dievo išrinkta, tikėjimo suvienyta ir amžinajam gyvenimui saugoma bendruomenė, kuri myli Kristų, juo seka, iš jo mokosi ir garbina Dievą. Dievas ją siunčia skelbti Evangeliją ir liudyti Dievo karalystę, dievotų gyvenimų bei artimo meilę. 2 Tesalonikiečiams 2 skyrius 13 eilutė. Mes jaučiame pareigą visada dėkoti Dievui už jūs, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas jūs nuo pradžios išsirinko išgelbėjimui per dvasios pašventinimą ir tiesos tikėjimą. Atsistokim, prašau, pasimelsim prieš šlovinant Viešpatį. Taip, Viešpatie Dieve, kai mes ką tik skaitėm katekizme, bažnyčia yra tavo išrinkta, tikėjimo suvienyta ir amžinajam gyvenimui saugoma bendruomenė. Dieve, dėkojame tau, kad tu mus išsirinkai, tu mus vienijai savo dvasia ir saugai mus visus amžinajam gyvenimui. Mokyk mus Viešpate pažinti Kristų. Dieve, pažinti tave, koks tu esi, sekti tavimi, mylėti visą savo širdim. Ir Dieve, meldžiam, kad kiekvienas iš mūsų skelbtų tavo nuostabius darbus, liudytų tavo karalystę, apie tavo dovaną, apie naują gyvenimą. Viešpatie, kad liudytume dievotų gyvenimų bei artimo meilę.
Ir kaip psalmiai skaitėm Viešpatie, kad iš tiesų audros pakyla, būna dienos, kai audros pakyla, bet tu nuramini bangas ir iš sielvarto išvaduoji. Ir girkim Viešpatį, savo Dievą, girkim Viešpatį už jo nuostabius darbus mūsų gyvenime. Amen. Viešpatie tik tau, noriu
dėkoti šiandien tavo valioje, noriu gyventi šiandien viešpatie tik tau, noriu dėkoti šiandien tavo valioje, noriu gyventi šiandien tavo žodžiuose gyvenimas.
dėkojam tau už sūnų Jėzų Kristų. Gelbėtoje lenkiamės prieš tave, būk pagarbintas per amžius tau šlovė. Tėve mūsų, mylim tave, Aba mūsų, lenkiamės prieš tave, būk pagarbintas per amžius tau šlovė. Mylim tave. Tavo buvime atrandu paguodą sielai, tavo glėbyje, tavo artume atrandu gyvenimą. Tik tavyje, tik tavyje. Paguoda sielai, tavo glėbyje, tavo artume atrandu gyvenimą. Tik tavyje, tik tavyje, tik tavyje.
Išties Viešpatie, šį rytą mes lenkiamės tau ir atiduodam visą šlovę tau, nes tu vienintelis esi vertas visos šlovės, visos padėkos, visos garbės. Vienintelis nesukurtas. Nėra tokio kaip tu. Viešpatie, dėkojam tau, kad tu suradai mus mirusius nusikaltimais ir nuodėmėm ir prikėlei mus Kristuje. Ištraukiai mūsų iš tamsos, pastatei mūsų kojas ant uolos. Kad tu, Viešpatie, dovanoji mums viltį. Dėkojam tau, dėkojam už tavo kraują, dėkojam tau už tavo meilę, kurią tu parodėjai mums, Viešpatie. Tau tekyla visa šlovė, visa garbė šį rytą. Ir drauge susitarę prašom tavęs, Viešpatie, tavo žodis te šviečia mums, te atsiveria, te maitina, te paguodžia, te taiso, te bara. Viešpatie, taip kaip visuomet, kai susirenkam drauge ir žiūrim į tavo žodį. Prašom to per Jėzų Kristų. Amen. Amen. Labą rytą, gera jūs matyti, kviečiu sėstis. Ačiū giesmininkam. Gera būti bažnyčiai sekmadienio rytą, gera matyti jūs, gera drauge žiūrėti Dievo žodą. Jis yra šviesa tamsoje, jis yra ta žiburys mūsų keliui ir jis yra gyvenimas. Ir noriu, kad šiandien drauge kartu atsiverstumėm Jono Evangelijos 1 skyrių ir paskaitytumėm vieną eilutę. Tai yra Jono 1 skyrius, 17 eilutė. Nes įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Šiandien noriu kartu pasižiūrėti šitą rašto vietą ir iš tiesų evangelistas Jonas, jis kalba labai svarbų dalyką čia. Jis kalba apie įstatymą ir kalba apie malonę ir tiesą, kuri atėjo per Jėzų Kristų. Apie įstatymą, kuris buvo duotas per Mozę, ir malonę ir tiesą, kuri atėjo per Jėzų Kristų. Ir iš tikrųjų Jonas daro skirtumą, ar ne? Jisai išskiria šios dalykus ir jis pabrėžia skirtumą. Ir aš galvoju taip pat, kad mums labai svarbu suprasti skirtumą. Skirtumą tarp Evangelijos ir įstatymo. Esu įstikinęs, kad mums reikėtų apie tai daugiau kalbėti, daugiau mąstyti, tai daugiau žiūrėti. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų supratimas, žinot, kuo skiriasi Evangelija ir įstatymas, yra be galo svarbus. Iš tiesų bažnyčios reformatoriai, tiek Liuteris, tiek kiti, kalbėjo apie tai, kad supratimas, kuo Evangelija skiriasi nuo įstatymo, yra fundamentaliai reikalingas kiekvienam. Sako, tu esi geras teologas, mažiausia, ką turi žinoti, kuo skiriasi įstatymas nuo Evangelijos. Nes tai pradeda, žinot, suprasti mums, suprasti šventąjį raštą, suprasti Jėzaus žodžius, suprasti, kaip tai veikia kartu, žinot, kadangi tai neatskiriama. Tai veikia kartu. Ir mes dažnai nesuprasdami to labai lengvai galim paklysti, žinot, į vieną pusę arba į kitą, arba sumaišyti tos dalykus.
Ir mes skaitom rašte, kad mes negalim to daryti, ar ne? Ir todėl tas supratimas, jisai be galo svarbus, nežinau, kiek man šiandien pavyks, bet norisi tiesiog kalbėti apie tai, kad mums kiltų klausimai, mintis, žiūrėti į tai. Ir, žinot, Jonas sako, kad tai buvo visiškai skirtingi tarnavimai. Įstatymas buvo duotas per Mozę. Kieno duotas? Dievo duotas. O malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Tai yra dalykai, kurie visada yra kartu, kurie skiriasi labai stipriai. Savo paskirtim, savo veikimu, jų negalima maišyti, bet jų negalima atskirti kažkaip, jie eina drauge, todėl labai svarbu į tai žiūrėti. Ir žinot, kad, kalbant apie įstatymą, noriu iš karto pasakyti, kad, mes žinom, kas yra, mes Senąjį testamentą vadinam įstatymu, Mozės įstatymu, ar ne? Yra daugybė dalykų, ką Šventas raštas vadina įstatymu. Penkiaknygė, patį Šventą raštą, Mozės įstatymą, 10 Dievo įsakymų ir daugybė kitokių terminų, tai aš truputį, kad mes, teisingai suprastumėm, aš noriu kalbėti būtent apie 10 Dievo įsakymų, apie moralinį įstatymą. Ir mes šiandien suprantam, kad mes gyvenam naujoj sandorai, mes gyvenam maloniai, mes gyvenam, malonės laike. Bet ką tai reiškia? Ir, ar krikščionis šiandien, kokią vietą turi įstatymas? Ar jisai šiandien naudingas kažkam? Ar jisai, ar galioja 10 Dievo įsakymų, pavyzdžiui, krikščioniui? Ar krikščionis turėtų, laikytis, gyventi pagal juos, žiūrėti juos, ar tai naudinga, ar tai viskas praėjo ir dabar mes malonės galioje? Kaip yra, tie klausimai labai svarbus. Aš galvoju, tas supratimas, jisai padeda mums augti dvasiai, augti šiam kelyje, panašėti į Kristų. Suprasti, kaip Evangelija ir įstatymas iš tikrųjų veikia, sąveikauja, yra be galo svarbus dalykas. Ir kodėl apie tai kalbėti? Raštas labai daug kalba apie tai. Jūs, kurie skaitote, ar ne, Naująjį testamentą, nesvarbu visą Šventąjį raštą, mes nuolat skaitom ten problemas, įstatymas, malonė, įsakymas, pažadas. Kartais jaučiame, visai nesuvokiam, kas vyksta. Tai ar įstatymas, ar pažadas, ar kaip čia. Tai turiu aš ką nors, neturiu aš ką nors. Daugybė vyriausių klausimų. Ir būtent aš noriu pasakyti, kad aš naudosiu tą terminą įstatymas tik tai kalbėdamas apie moralinį Dievo įsakymą, apie dekalogą, apie 10 Dievo įsakymų. Nes mes visi žinom, kad senoji sandora, jinai pasibaigė ir tai, kas buvo skirta žydų tautai, ar ne, apeiginis, tas įstatymas, šventyklos, įvairiausių, valgymo, nevalgymo reikalų, maisto, dietos klausimai, tai, kas jiems buvo galima ir negalima, visas tas įstatymas, jis irgi vadinamas įstatymu. Tačiau mes iš tiesų matom Šventam rašte, kad visi tie dalykai jie pasibaigė, kad Kristus išpildė tą įstatymą tobulai. Ir tai, kad jis išpildė jį, tai kalba apie jo svarbą, ne apie jo menkumą. Šiandien mes gyvendami, Naujajam testamente ir maloniai dažnai iš vieno krašto į kitą puolam. Nesuprantam, kaip tai taikyti, kaip suprasti. Todėl iš tiesų tas supratimas jisai be galo svarbus. Ir atvirkščiai, kada mes žiūrim, mes matom, kad Dievo charakteris, tai kas yra jis pats, tas Dievo prigimties, dalykai, jie yra Naujajam testamente, jie persikėlė į Naują testamentą, ar ne? Mes, kaip sako, ne, viskas ten baigėsi, ar ne, ir dabar mes visiškai laisvi. Taip, bet nuo ko? Ar tu gali būti laisvas nuo viešpatės? Nuo jo šventumo? Nuo to, kas jis yra? Mes daugybę rašto vietų sutinkam Naujajam testamente, kur 10 Dievo įsakymų atsikartoja. Mylėk viešpatį visą Dievą, visą širdimi, visą sielą, visų protų, pirmas įstatymas.
ar ne? Neturėk kitų dievų, stabmeldystė, žinot, mes skaitom taip Naujajam testamente, ar ne? Nemeluok, ar ne? Nevok, nežudyk, gerbk tėvą ir motiną. Mes galim surasti daugybę rašto vietų Naujajam testamente, kur mes skaitom. Žinot, ir iš tikrųjų tas supratimas be galo svarbus, kad tie dalykai skiriasi. Mes suprantam šiandien, kad mes nesilaikom įstatymo tam, kad užsitarnautumėm teisumą ar išgelbėjimą, bet matom jame, koks yra Dievas. Žinot, kada tu skaitai netgi Seną testamentą, kur psalmininkai ar Senajam testamente sako, Viešpatie, tavo įstatymas tobulas. Šiandien taip daug kratosi įstatymų, todėl kad nesupranta jo, kas jo vietos, jo vertės, jo prasmės, dėl ko, koks jo tikslas. Ir apie tai reikia daug kalbėti. Ir žinot, ir tada labai lengvai mes galim atsidurti vienam kraštutinėme ar kitam. Ir abudu yra labai pavojingi. Kodėl apie tai reikia kalbėti? Todėl, kad, žinot, vienoj pusėje mes žinom tokį dalyką, kaip, reiškia, daug krikščionys žino tokį terminą fariziejai, toks įstatymiškas ir žodžiu, smerkiantis. Ir, žinot, tai yra pavojus. Tai yra pavojus sumaišyti Evangeliją ir įstatymą. Pridėti kažką prie Evangelijos. Ir mes jau turim kitą Evangeliją. O žmogiškai mes visada norim pridėti. Girtis savimi, žinot. Remtis savimi. Rodyti į save. Žinot, malonė mums nepatinka. Mes norim būti verti. Mes kartais pametam, žinot, supratimą tų paprastą žodžio, ką reiškia malonė. O nuvažiuoji į kalėjimą ir supranti, tie žmonės supranta apie malonę daugiau negu mes bažnyčiai. Malonė tai reiškia nevertam skirta, žinot, malonė. Tam, kuris nevertas. Ir mums tai nepatinka. Žinot, ir tada mes esam linkę į įstatymiškumą. Žinot, tas žodis vadinamas legalizmas. Jo nėra šventajam rašte, kaip ir trejybės nėra, bet tas principas, jisai labai aiškiai matomas rašte. Žinot, ir mes galim labai lengvai nuslysti į legalizmą, kuris yra be galo pavojingas. Mes skaitom laišką Galatams, kai Paulius perspėja bažnyčią, sako, jūs nusigręžėt nuo Kristaus, praradot malonę. Kristus jums nebereikalingas, nes jūs remiatės savimi, jūs remiatės įstatymo darbais, siekdami teisumo. Mes matom, koks pavojus yra vienoj pusėje. Kitoj pusėje, žinot, yra to žodis antinominizmas, bet jisai, žmona jau mano žiūri, sako, baigs tais tokiais žodžiais. Antinorma, antiįstatymas, galim sakyti, beįstatymiškumas. Ir žinot, kadangi Kristus dovanoja mums malonę, kaip Paulius sako, tai ką mes darysim nuodėmę, nes kad malonės padaugėtų. Nes kur buvo apšiai nuodėmės, ten pasirodė apšiai malonės. Ne, jokių būdų. Ir žinot, kitas kraštas, kuris yra lygiai taip pat mirtinas. Abudu jie mirtini. Todėl taip svarbus tas supratimas iš tikrųjų, kas yra malonė, kas yra įstatymas. Ir mes iš tiesų matom, kad Seno testamento tie reikalavimai, tokie, žinot, kaip šventyklos, visi tie dalykai, jie pasibaigė, nes Jėzus yra įstatymo pabaiga. Jisai sako, aš atėjau nepanaikinti įstatymo, bet jį įvykdyti. Įvykdyti iki galo. Ir jis gyveno tobulą, moraliai tobulą, tobulai Dievui patinkantį gyvenimą. Pasėmė tavo netobulumą, tavo nuodėmes, tavo nesugebėjimą laikytis įstatymo. Ir prisėmė bausmę kaltę. Ir dovanojo savo teisumą tau, dovanai. Ir žinot, kada tu žiūri, tas skirtumas tarp įstatymo malonės, jisai yra akivaizdus. Paulius apie tai daug kalba, ne tik Jonas, bet ir Paulius apie tai rašo. Jis kalba, žinot, apie pažadą, kuris buvo dar prieš įstatymą. Ir kad įstatymas, žinot, negali panaikinti pažado. Kad tai visiškai du skirtingi keliai.
Visiškai skirtingi keliai, sako, nepriklausomai nuo įstatymo. Dabar apsireiškia Dievo teisumas, dovanojamas kiekvienam, kuris tiki. Nes nėra jokio skirtumo, visi nusidėjo ir visi stokoja Dievo garbės, bet išteisinami dovanai per tikėjimą, jeigu tiki tuo, ką Kristus atliko, tuo, kas jis yra, jo misija, jo atliktų darbų. Ir tai yra nuostabus dalykas, žinot, Evangelija. Bet tie dalykai eina kartu ir reformatoriai kalbėjo ir išskiria tai, ir Liuteris kalba apie tai, jisai sako, yra, žinot, kaip dvi žinios, du pamokslai. Vienas nuo Sinajaus kalno, kitas sekminių dieną. Ir Dievas kalba. Viena yra įstatymas ir kita yra Evangelija. Ir toliau reformatoriai skiria ir jie sutinka su tuo, kad iš tikrųjų, žinot, kada mes matom tai, kad tai eina per visą Bibliją. Žinot, dažnai mes galvojam, kad įstatymas tai yra Senasis testamentas, o Evangelija jau Naujasis. Bet iš tikrųjų įstatymas yra ir Senajam testamente, ir Evangelija yra Senajam testamente. Nes Abraomas patikėjo Dievu, pažadu, Evangeliją. Ir tai jam buvo užskaityta teisumu. Žinot, ir Naujajam testamente yra Evangelija ir įstatymas. Mes skaitom, tiesiog mes matom šventam rašte nurodymus, įsakymus. Ir mes turim tai suprasti iš tikrųjų, tą skirtumą, kalbėti apie tai. Žinot, kada mes žiūrim, kaip jūs manot, kada nuskamba pirmas įsakymas? Kada nuskambėjo pirmas įsakymas? Nevalgysit. Žinot, įstatymas, įsakymas. Įsakymas apreiškia Dievo valią. Žinot, jisai apreiškia Dievo valią, jo prigimtį. Mes gyvenam Dievo pasaulyje. Kaip gerai mes apie save begalvotumėm, kokie mes bebūtumėm, žinot, pasitikinti save, mes gyvenam jo sukurtam pasaulyje. Jis yra vienintelis nesukurtas. Jis sukūrė mūsų savo. Jis tobulas, jis šventas, jis vienintelis turi teisę ir valdžią, žinot, pasakyti, kas yra teisinga ir neteisinga, pasakyti, kas yra gera, kas yra bloga. Jam priklauso visa valdžia. Ir žinot, ir įstatymas apreiškia jo valią, jo tobulumą, jo šventumą. Ir žinot, jisai pasakė, nevalgykit, viską galit valgyti, šito nevalgykit. Ir tai yra įsakymas. Kur yra Evangelija? Čia pat, kai jie suvalgė. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters sėklos. Ir gims tas, kuris sutraiškės tau galvą. Pažadas, Evangelija. Ir visada tai eina kartu šalia. Visada, tiek Senajam testamente, tiek Naujajam. Įstatymas ir Evangelija visame rašte, žinot. Ir yra didžiulis skirtumas tarp to, kaip skamba įstatymas ir kaip skamba Evangelija. Jis kalba ir, žinot, įstatymą ir pažadą. Todėl mes galim suvokti tai, apčiuopti tai, žinot, nuolatos, kada sako, jūs sulaužėt sandorą daugybę kartų Izraeliui, ar ne? Bet sako, aš esu viešpats, kuris nesikeičiu. Todėl jūs nebuvot sunaikinti. Izraeli, todėl tu buvai išsaugotas. Dėl to, kas aš esu, ne dėl to, kas tu esi. Žinot, ir tai jo pažadas, jis ištikimas. Ir jis nusprendė. Žinot, jeigu viskas, ko Dievas reikalauja savo įstatymu, jis dovanoja Evangeliją. Įstatymas reikalauja ir neduoda nieko, Evangelija nereikalauja nieko ir dovanoja viską. Įstatymas reikalauja nuolatinio tobulo, absoliutaus iš širdies kylančio paklusnumo. Visada. Visada. Tai yra viskas arba nieko. Toks yra įstatymas. Ir žinot, tie, kurie vilėsi, aš galiu būti teisus Dievo akyse, jeigu laikysiuos to ar to ar to, jie nesupranta įstatymą.
Žinot, kaip ir fariziejai, jie atrodytų palauk, bet jiegi gina įstatymą, jiegi išaukština įstatymą, jiegi pyksta dėl to, kad nesilaiko kiti įstatymą ir taip toliau. Bet tai todėl, kad jie nemato, koks yra įstatymas. Jie nuvertino įstatymą. Štai kodėl mes skaitom, mes su vyrais dabar skaitom, kaip tik Mato Evangeliją ir Kalno pamokslą. Ir tu matai, kaip Jėzus bando parodyti jiems iš tikrųjų, kad įstatymas tai nėra paviršutiniškas dalykas, žinot. Ir skaitant Jėzaus žodžius atrodo, kad jis pakelia kartelę, ar ne? Nes jisai aiškina, sako, palauk, jūs sakot nežudyk, o aš sakau, jeigu jūs nekenčiat, jūs jau žudot savo širdį. Žinot, tu sakai, nepaleistuvau, bet jeigu tu jau širdį trokšti, tu geidi, tu jau paleistuvavai. Jis jiems rodo, kad, žinot, tiems, kurie galvoja, kad aš tinku, jis rodo šaknį, žinot, įstatymas turi savo prasmę, jisai turi savo tikslą. Vieną jisai rodo mums mūsų padėtį. Visada, tiek Senajam testamente, tiek Naujajam testamente. Ir viena iš dalykų, jisai kaip veidrodis, Jokūbas sako, į kurį mes žiūrime, mes galime matyti savo vaizdą, žinot, realų vaizdą. O Evangelija, žinot, yra geroji naujiena. Geroji naujiena. Dievo milžinišką gailestingumą parodyta tau ir man Kristuje. Kristus atėjo ir išpildė įstatymą iki galo. Ir jo tobulas teisumas, žinot, ką daugiau tu gali turėti? Ar tu ir aš gali kažką pridėti nuo savęs? Kas pridėtų prie jo tobulo teisumo? Užtat Paulius, kalbėdamas, žinot, kovodamas su legalizmu Galatijoje, žinot, Galatijos bažnyčiai, sako, jūs paniekinot malonę, ką jūs galit pridėti? Tobulai atliktas darbas. Ir Jėzus sako, kas tiki mane, tas turi amžiną gyvenimą, kas tiki mane, tas neina į teismą, bet yra perėjęs iš mirties į gyvenimą. Nuostabi Evangelija, kurią mes šiandien turim. Žinot, kada nesuprantam to santykio, mes tiek įstatymą nuvertinam, tiek Evangeliją nelabai džiaugiamės. Tiek nematom nuodėmės dydžio jo blogumo, tiek nematom, koks didžiulis yra išgelbėjimas. Kada sumaišom, kada padarom savo kelią kažkokį tai, savo miksą, kai nesuprantam, kokia paskirtis Evangelijos ir kokia paskirtis įstatymo. Iš tiesų daugybė problemų, vidinių ir kitokių. Tai keičia viską, tai keičia santykį, tai keičia, žinot, į mūsų supratimą, žinot, Jėzaus žodžių. Kada mes žiūrim, žinot, Jėzus jisai kalba, žinot, apie įstatymo laikymasi žydam ir sako, kad įstatymo laikymasis turi būti ne išorinis, o vidinis. Kaip neapykanta, geismas, taip pat ir žmogžudystės, svetimavimas yra blogi, ar ne? Ir mes matom iš tikrųjų, kad Jėzus jisai, mes tada, žinot, kada to nesuprantam, kodėl vieną kartą Jėzus toks gailestingas ir geras, ar ne, o kitą kartą toks aštrus, ar ne, ir toks kategoriškas. Žinot, mes imam, jeigu tą istoriją, kai atėjo turtingas jaunuolis, ar ne, kuris sako, gerasis mokytojau, ką turiu daryti? Koks klausimas, toks atsakymas. Ką turi daryti? Tobulai turi būti tobulas, kaip Dievas yra tobulas. Žinot, jeigu klausimas, ką daryti? Ir mes tada galvojam, žinot, ir tu skaitai tas vieną po kitos istorijas sekančias, reiškia, prieš tai Zachiejus, žinot, kuris, tu skaitai tas istorijas ir nesupranti kaip jos, ir jos viena paskui kitą eina. Zachiejas, kuris, žinot, muitininkas, kuris realiai paniekintas tautiečių, jis parsidavęs, kolaborantas, kyšininkas ir taip toliau. Ir, žinot, ir Jėzus ateina į jo namus, sako, jo namus atėjo išgelbėjimas. Ir tu skaitai paskui apie jauną jaunuolį, kuris sako, aš laikausi viso to nuo jaunystės.
Žinot, po šito atveju Jėzaus mokiniai net laikė, sako, kas tada gali būti išgelbėtas? Ir sako, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Ir toliau skaitom iš karto aklas Bartimėjus, kuris, Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs. Ir viešpats prieina, sako, ko nori, kad padaryčiau. Ir išgydo jį. Ir tu nesupranti tada, suprantat, kaip čia taip, kaip čia Jėzus taip, kodėl taip yra. Ir kada mes atvirkščiai tai matome, suprantam, kad įstatymas yra nuostabus dalykas. Jo tikslas yra parodyti realią padėtį. Jo tikslas yra vesti prie Kristaus. Taip kaip ir Paulius ir sako, kad įstatymas buvo, žinot, kaip tas vedlys, vadovas, kuris vedė link Kristaus. Ar viskas jau, ar mes jau pilnai su Kristumi visi atvesti, žinot, jis ir šiandien tai daro. Kai mes remiame savim, kai mes, žinot, pasitikim savim, kai mūsų teisumas esame mes patys, kai mes stengiamės pasiteisinti, ar kas tai bebūtų, žinot. Mes tiesiog gyvi. Sako, įstatymas galioja tik, kol žmogus gyvas. Ir kol aš gyvas, kol mano tas senasis žmogus gyvas, jis žviegia kaip kiaulė, vedamas mirti, bet toks jo likimas, taip ir turi būti. Laikykit save mirusius nuodėmiai, Paulius sako, ar ne, gyvus Dievui. Žinot, kada mes matom tą paveikslą, kai mes suprantam, žinot. Ir kažkaip noras apie tai kalbėti, aš tiesiog kurį laiką apie tai mąstau, nes buvo taip, reiškia, Facebook'e, ten grupėje, evangeliniai krikščionys ar kažkokioj kitoj, tokia buvo diskusija ir tu matai, kaip tas supratimas yra svarbus apie įstatymą ir malonę, kad tu neatsidurtum vienam ar kitam krašte. Ir ten, reiškia, vyko kažkokios grumtynės ir pastoviai išmeta tau žinutę, vieną, kitą, trečią, kokią nors sentenciją. Ir ten, reiškia, du krikščionis, vienas, kiek suprantu, ten galbūt yra labai laikosi įstatymo ir šeštadienis ir visa kita ir tiesiog ir kitas bando, reiškia, ten ir ten toks tiek daug pykčio ir iš vienos pusės ir iš kitos. Ir žinot, gaunasi, skaitai tą pusę ir galvoju, visiškas va tas beįstatymiškumas. Bet aišku, jisai nuoširdžiai stengiasi kažkaip kovoti, bet vietoj to, kad rodytų į Kristų ir į Evangeliją, jisai kažkaip bando, žinai, tą įstatymą sumenkinti. Ir mes neturime eiti tuo keliu. Iš tikrųjų, tiek viena pusė, tiek kita pusė nuvertina tiek Kristaus atliktą darbą, tiek įstatymą. Nes jeigu skaitytų įstatymą tokį, koks jis yra, kuris sako, jeigu nesilaikai visko visuomet, ne tai, kad dalį kažką. Štai kodėl nėra teisaus, nėra nei vieno. Vienintelė viltis yra Kristus, jo auka ant kryžiaus. Ir žinot, ir tada, kada remiesi savim, tu nuvertini Evangeliją. Tu nesiremi Evangeliją, tu nebesidžiaugi Evangeliją. Sunkus tas darbas būti krikščioniu. Ką čia džiaugtis dabar? Džiaugtis ir žinai kažkaip. Ir nelabai gaunasi. Kada nematom, kada nesuprantam to. Ir žinot, ir Paulius atvirkščiai Timotiejui sako, o mesgi žinom, kad įstatymas yra geras, jeigu teisingai jo naudojamas. Ar yra vieta šiandien, žinot, įstatymui? Be abejo yra. Būtina. Žinot, Evangelijoje tai neatskiria, nors jie skiriasi kaip diena ir naktis. Žinot, tai yra visiškai skirtingos sistemos, visiškai skirtingi tikslai. Žinot, įstatymas parodo mūsų padėtį ir atneša mums pasmerkimą. Paulius sako, aš numiriau. Per įstatymą numiriau įstatymui. Kodėl? Todėl, kad man mirtis. Jeigu aš sąžiningai žiūriu įstatymą, man mirtis. Vienintelė dovana, malonės dovana, Evangelija, Kristaus auka. Už nuodėmes. Per jį mes turim nuodėmę atleidimą, jame mes turime. Sako, mes jame tapome tobuli. Tobuli. Taip sunku tai suprasti. Taip sunku tai suprasti. Ir todėl iš tikrųjų, žinot, nei legalizmas, nei tas įstatymiškumas, nei tas toks be įstatymo atmetimas ar jo menkinimas nėra kelias, žinot.
Sako, mes tikėjimu esame nuteisinti, žinot, bet tikėjimas nepanaikina įstatymo, ar ne? Paulius sako, kad jis jį įtvirtina. Romiečiams 3:31 sako, gal tikėjimu panaikinam įstatymą? Jokių būdų. Priešingai mes įstatymą įtvirtinam. Ir žinot, tiek viena pusė, tiek kita pusė nuvertina tiek įstatymą, tiek Kristaus atliktą darbą. Ir kaip mes turėtumėm reaguoti, žinot. Liuteris iš vis ten taip užstalės pokalbiuose taip sako, nedrįsk, sako, skelbti gerosios naujienos žmogui, kol jis nesupranta, kad jis yra nusidėjėlis. Galvoju, kaip tai mes tik tai taip ir skelbiam. Dievas tave myli. Ir žmogus sako, tai aišku, aš manyčiau, aš tikrai vertas esu. Šiaip daug kas mane myli. Dievas tai tikrai turėtų, jeigu, Ir mes, žinot, mes nieko negalim pasiekti tokiu skelbimu. Žinot, Jėzus sako, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Ir Jėzus nebijo kalbėti įstatymą, taikyti įstatymą. Žinot, ką skaitai, tai daryk ir gyvensi. O kitiems, reiškia, geroji naujiena. Žinot, tu skaitai draugai, kurie atnešė ant neštuvų, pamatęs jų tikėjimą, sako, nebijok, tavo nuodėmės tavo atleistos. Brali, nieko nepasakė, nieko nepadarė. Kaip taip gali būti? Žmogus atėjo, visą gyvenimą laikosi įstatymą. Ir nors jam atrodo, kad laikosi, jis tiesiog galvojo, kad ir Jėzus geras žmogus, ir aš geras žmogus. Ir visiškai Jėzus ir sako, bet vienas Dievas yra geras. Kodėl tu mane vadini geru? Žinot, dažnai šitą vietą musulmonai pasiema ir sako, matot, Jėzus pasakė, kad tik vienas Dievas yra geras. Reiškia, jisai, nėra Dievas ir taip toliau, ir neskaito visiškai konteksto. Nemato viso paveikslo. Ir iš tikrųjų, mums labai svarbu tą matyti. Ir, žinot, tas nuosavas teisumas, kurio mes turim saugotis, puikus pavyzdys yra tas Jėzaus palyginimas, kurį jis pasakė tiems, kurie pasitikėjo savo teisumu, kitus niekino, ar ne, mes žinom, fariziejus meldėsi. Viešpatie, dėkoju, kad aš netoks kaip jis. Žinot, o tas mušėsi į krūtinę ir sako, pasigailėk manęs, Viešpatie, tas išėjo išteisintas. Mes matom tą paveikslą iš tikrųjų, kad turim saugotis tiek vieno, tiek kito. Bet žinot, ar malonė reiškia, kad neturėtumėm rūpinti savo veiksmais? Mes labai gražų tą balansą, tokį Evangelijos balansą galime matyti Efeziečiams laiške 2 skyriuje 8-10 eilutėj. Sako, jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Nes nei vienas negali pasigirti. Nei vienas. Bet 10 eilutėje sako, mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Žinot, tai neatsiejami dalykai. Tai neatsiejami dalykai. Mes nesam išgelbėti arba priimtini Dievui darbais, bet esam sukurti geriems darbams. Žinot, kurie plaukia iš meilės Dievui, iš jo pažinimo, ne iš noro pasiteisinti, bet iš meilės jam. Ir, žinot, nuosavas teisumas uždaro malonę. Malonė reikalinga tam, kuris neturi ko pasigirti. Ir tas legalizmas iš tikrųjų kyla iš neteisingo supratimo, kas yra įstatymas, koks jis yra. Nematymas tikrosios padėties, žinot, kuri yra tokia, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Ir tas Dievo įsakymas įsirašytas mumise. Mes prieš porą savaičių buvom susitikę su grupelio vadovais ir tarnavimo vadovais ir kalbėjom apie pyktį. Kaip mes pykstam, kodėl mes pykstam, už ką mes pykstam, ką mes darom su pykčiu. Ir žinot, įdomu tai, kad kada tu pasižiūri, žinot, mes realiai pykstame todėl,
iš vienos pusės todėl, kad esam sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavydalą ir mumise labai aiškiai, žinot, mes teisiame, sprendžiam, kas yra gerai, kas yra blogai. Aišku, kaip kritę kūriniai, mes esam visiškai sumaišyti, dažnai egocentriški, egoistiški, taip toliau, bet kalbam apie patį faktą, žinot, to, kad mumise kyla pyktis, kai mes patiriam neteisybę. Ir, klausinėjom, dėl ko mes pykstam. Tai, žinot, sako, kada yra nepagarba, ar ne, pavyzdžiui, akivaizdinė panieka, nepagarba, žinot, neištikimybė. Kada kyla pavojus mano gyvybėje ar mano artimųjų gyvybėje, ar ne, nežudyk, neturėk kitų dievų, žinot, mylėk. Žinot, kažkas yra mumise, tas 10 Dievo įsakymų mumise yra daug giliau, negu mes galime įsivaizduoti, nesvarbu, ar esi tikintis ar netikintis. Iš esmės mes pykstam dėl to, kad yra nesilaikoma 10 Dievo įsakymų. Realiai. Aišku, tai iškreipta. Mūsų atžvilgių mes labai jautrus esam, šiaip kito atžvilgių biški vienodai. Tai mes nesam teisingi. Ta prasme, tai yra be abejo, kad tame daug subjektyvumo yra. Bet pats principas. Iš tiesų. Ir Paulius apie tai kalba, žinot, jisai kalba apie tai, sako, kas nusidėjo be įstatymo, pražus be įstatymo. Tai mumise, įrašyta mumise. Ir turim iš tikrųjų saugotis tiek vieno, tiek kito. Šiandien, kada mes turim YouTube, turim visas mediją, mes galim klausytis įvairiausių pamokslų. Ir kaip norisi, kad bažnyčia būtų brandi, sugebanti atsirinkti. Žinot, kad nebūtumėm suklaidinti, kaip sako, nešiojami bet kokio mokymo vėjo, vedančio į paklydimą. Žinot, kur iš vienos pusės yra, žinot, beįstatymiškumas ar iš vis hedonizmas, žinot, malonė, pigi malonė, iš kitos pusės įstatymiškumas ir žinot, ir atsakymas yra Kristus tiek vieniem, tiek kitiem, Evangelija. Žinot, Jėzus atidavė save už mūsų nuodėmes. Kaip galim sakyti, kad nesvarbu Dievui yra, ar ne, jo įsakymai. Jėzus sako, aš atėjau nepanaikinti, bet išpildyti. Nei viena raidelė nepraeis, nei viena raidelė. Šventas Dievas negali pasikeisti, jame nėra nei šešėlio permainos. Jis yra šventas. Ir nieko mažiau nepraeis, netinka. Ta žinia iš tiesų turėtų mus išlaisvinti nuo pasitikėjimo savim, nuo rėmimosi savim. Bet aš gal, fainas žmogelis, aš esu, gal turiu šansų. Jokių šansų. Pažiūrėk į įstatymą. Tokį, koks jis yra. Dievo šventumą. Žinot, kada ne tik išoriniai, bet vidiniai dalykai. Ir tai matydami mes nuliūstam. Ir toks yra įstatymo tikslas. Ir jisai geras. Žinot, Paulius korintiečiams parašo laišką, aštrų laišką. Ir jie baisiausiai įsigąsta, nusimena. Ir Paulius paskui rašo, sako, aš atsiprašau, galbūt aš per stipriai, žinot, bet tai atvedė jūs į atgailą. Nes liūdesys gimto atgailą, kada mes matom įstatymą, žinot, mes turim suprasti, kad, žinot, kas yra malonė, kokio dydžio ta malonė. Dievas nusprendė, žinot, jis išpildė visus tos reikalavimus mūsų vietoje, tam, kad šiandien per tikėjimą jo mes turėtumėm gyvenimą. Tam, kad meilė mūsų jam augtų, žinot, ir mes taptumėm gabūs, įgalinti, žinot, išpildyti įstatymą, todėl, kad ta prigimtis Dievo mumise auga ir didėja, ir plečiasi. Ir Paulius sako, Dievo įstatymas yra geras, šventas, puikus, tai aš esu nuodėmės vergas, žinot, ne įstatymas blogas. Šiandien žmonės galvoja, jeigu tu nusimesi kažkokius taip įstatymą, tai jau viskas ir būsi labai laimingas, žinot, ir vargsta visuomenė. Žinot, paragauja truputėlį liberalizmo, pradeda rėkti, duokit mums griežtesnės rankos, griežtesnė ranka, kai ateina, pradeda rėkti, o kur laisvė, ir nėra pabaigos. Žinot, tai mumise visuomenės kenčia dėl to dalyko. Ir iš tikrųjų, todėl taip svarbu. Ir žinot, kada mes žiūrim
Paulius, kaip sako, reiškia, Romiečiams laiške sako, kągi sakysim, gal mums pasilikti nuodėmėj, kad gausėtų malonė, jokių būdų. Mirę nuodėmėj, kaip gyvensime joje. Romiečiams 6:15 sako, tai ką, gal darysime nuodėmės, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioj, jokių būdų. Ir mes matom Jėzų, kuris parodo didžiulį gailestingumą moteriai, kurią pagavo svetimaujant ir atvedė prie Jėzaus ir klausė, ką daryti. Mozė mums liepė užmėtyti akmenim, o ką tu sakai? Ir Jėzus iš tiesų parodo jiems, sako, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas meta akmenį, ar ne? Bet mes matom, kad Jėzus jisai kalba su jie, sako, žiūrėk, kur tie tavo smerkėjai, niekas tavęs nepasmerkė. Ir jinai atsiliepė, niekas viešpatė. Jėzus jai tarė, nei aš tavęs nesmerkiu, eik ir daugiau nebenusidėk. Tai Dievo troškimas, jo šventumas. Ir Westminsterio tikėjimo išpažinimas taip teigia, sako, tikėjimas, priimantis Kristų ir jo teisumą ir besiremiantis juo yra vienintelė išteisinimo priežastis. Tačiau jis nėra vienintelis išteisintojo asmenyje, bet visada lydimas visų kitų išgelbėjimo malonių. Ir tai nėra miręs tikėjimas, bet veikiantis iš meilės. Todėl įstatymas turi vietą, žinot, kartu su Evangelija, kadangi jie neatskiriami. Kaip jie buvo neatskiriami, taip jie yra neatskiriami. Dievas yra šventas ir sako, būk šventas, kaip aš esu šventas, būkite tobuli, kaip aš esu tobulas. Todėl, žinot, vienintelis kelias yra pasitikėti malonę, nebijoti. Žinot, mes esam pašaukti neslėpti savo nusikaltimus, bet juos išpažinti. Jonas apie tai sako, iš to mes patiriam, kad jį pažįstame, jį laikomės jo įsakymu. Kas sako, aš jį pažįstu, bet jo įsakymu nesilaiko, tas melagis nėra jame tiesos, o kas laikosi jo žodžių, tame iš tiesų Dievo meilė tobula tapo. Iš to pažįstame, jog esame jame. Kas sako, esantis jame turi ir pats elgtis, kaip jis elgėsi. Ir kada tu matai, supranti, kad viešpatie, keisk mane. Tai rimtas dalykas. Aš esu bankruotė, tikra bankruotė. Su manim ne šiaip mažos bėdos, bet didelės. Viešpatie, man netruputį reikia tavo malonės, bet labai reikia tavo malonės. Ir ateina Evangelija, kuri gydo, kuri kelia, kuri keičia, kuri įgalina, kuri perkeičia mus. Ir, žinot, sako, Naujajam testamente yra vienas įstatymas. Mylėkite. Nu, taip. O čia ką labai paprastai skamba jums? Aš klausiu, čia taip labai lengvai skamba, ar ne? O kaip ta meilė atrodo? Nu, vat. Ir kai tu pradedi žiūrėti, žinot, sako, visas įstatymas telpa. Nieko čia, suprantat, nėra čia kažko kitko kažkaip. Ne įstatymas, o meilė. Nu, liuks, fine, pirmin. Kaip tai atrodo? Tu galvoji, mylėti lengviau, ar ne? Be abejo, tai pozityvu, be abejo, tai, žinot, bet tai yra tas pats, tai nėra kažkas kito. Tai nėra kažkas kito. Ir kaip teisingai naudoti tą įstatymą. Paulius sako, mes žinom, kad įstatymas skirtas tiems, įstatymo laužytojams. Žinot, ir čia nėra nieko paprasto. Kaip pasakyti, įstatymas draudžiantis eiti per raudoną šviesoforą negalioja einančiam per žalią. Ir viskas. Apribojimas? Ne, neapribojimas, apsauga. Ir iš tikrųjų, Paulius sako, kad mes žinom, jog įstatymas geras, jeigu kas teisingai jo naudojasi, suprasdamas, kad įstatymas nėra skirtas teisėjams, bet nusikaltėliams, neklusniems, bediems, nusidėlėms, nešventiems, ir jis vardina visus tos dalykus. Ir mums labai svarbu tinkamai naudoti Evangeliją ir įstatymą. Kartu, žinot,
Kol tu nematai, kad tau reikia gydytojo, tu nesuprasi, žinot. Be įstatymo mes nematom savo padėties. Ir nematant savo padėties mes nesuprantam, kaip mums reikalingas gelbėtojas. Todėl tie dalykai labai labai svarbus yra. Ir Džonas Trapas tokia mintis sako, tikrasis paklusnumas tiek Dievui, tiek žmogui yra tada, kai žiūrim ne tiek įstatymo raidę, kiek įstatymo davėjo širdį, mintis. Žinot, Kristus mus išlaisvino iš įstatymo prakeikimo. Ir Viešpats naudoja tiek vieną, tiek kitą, kad mus keistų. Jis naudoja mus mūsų pašventinimo procese. Todėl mes turim tai suprasti. Ir, žinot, Liuteris naudoja tokį palyginimą kaip dvi girnos. Žinot, kaip sena malūnė būdavo dvi girnos. Viena apačioj, kita viršuj. Ir jis sako, lygiai taip pat yra įstatymas ir Evangelija. Ir jie buvo atlieka savo darbą. Tol, kol mes iš tiesų išmokstam, žinot, laikyti save mirusius nuodėmiai ir gyvus Dievui. Ir pabaigai tokia trumpa giesmė, iš tikrųjų, nežinau, čia labai sena giesmė, 1523 metų liuteronų giesminė yra tokia giesmė ir paskaitysiu. Įstatymas visiems žmonėms atidengia kaltybę, bet Evangelija kaltiems vėl atneša ramybę. Ir be įstatymo darbų per Jėzaus kryžių rasi tu malonę ir paguodą. Geri tikėjimo darbai tai jo gyvumo vaisius, tačiau tikėjimo tik tai mes galim būti teisūs. Tikri tikėjimo darbai tada tik artimo tarnai, jei jie turtingi meilę. Pasimelskim. Išties Viešpatie mes dėkojame už tavo žodį, kuris ir atveria mūsų padėtį ir taip pat atveria tą didelę dovaną, kurią tu dovanojai mums, kurią nusprendėjai dovanoti mums. Dėl ko mes negalim visiškai pasigirti, Viešpatie. Tik tikėti tavo atliktų darbų. Iš tiesų, Viešpatie, kuris atgimdo mus naujam gyvenimui, naujiems troškimams. Evangelija, Viešpatie, kurioje mes turim atleidimą, kurioje mes turim priėjimą prie tavęs, Viešpatie. Iš tiesų, leisk mums suprasti, pažinti daugiau tave, žiūrėti, Viešpatie, labai rimtai tiek į tavo įstatymų žodžius, tiek į Evangeliją, tiek į Kristaus atneštą malonę ir tiesą. Dėkojam tau, Viešpatie, už tavo ištikimybę, kad tu vedi mus, kad tą darbą, kurį tu mūsų pradėjai, tu ir pabaigsi, Viešpatie. Esame dėkingi tau, šlovinam tave, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kelkime giesmę.
visas manas nešiai, dėl jų mirei, kad gyvenčiau laisvas. Nuo šiol tau priklausau, aš kirsiu tavo gerumą per amžius. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Gėda nuplauta, žaviuosi aš tavo nuostabę meilę. Malonė lieji vėl, aš kirsiu tavo gerumą per amžius. Aukštinam tave, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyrios vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyrios vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyrios vien tik tu, tavo vardas virš visų. Būk išaukštintas danguje, tu pripildai mūsų šlovę, vertas gyrios vien tik tu, tavo vardas virš visų. Virš visų, tavo vardas virš visų, tavo vardas virš visų. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave, Jėzau, vertas tu šlovės ir visos garbės. Aukštinam tave,
Pasimelsim už poreikius, surašytus ir esančius mūsų širdise ir šio mėnesio maldomis. Viešpatie, iš tiesų vertas tu visos. Vertas tu visos šlovės, vertas tu visos garbės mūsų Dieve. Dėkojame tau už brangią malonę. Dėkojame tau už Sūnų Jėzų Kristų. Dėkojame tau, Jėzau, už tavo auką. Dėkojam, kad tu mus nuplovei savo krauju. Dėkojam, kad mes ateiname pas tave dėka tavo aukos. Lenkiamės tau, kad tu Viešpatie atveri mūsų akis, matyti ausis, girdėti tavo žodžius, matyti nuostabius tavo darbus, suprasti ir suvokti tavo žodžius užrašytų šventajam rašte. Dėkojame tau, kad tu mums kalbi šiandien apie įstatymą, apie malonę. Viešpatie, dėkojame tau, kad tu nukreipi mūsų kelius, kad mes nesvirinėtume, žvelgtume į tave, į kryžių, Viešpatie. Dieve, dėkojame tau, kad tu atveri mūsų širdies akis matyti, kas mes esame. Kas mes esame tavyje, brangus Dieve. Dėkojame tau už tavo didelę malonę mums. Viešpatie, mes meldžiame ir užtariam mūsų sesės ir brolius. Visus, kurie užrašė, tu Viešpatie, jau rašant, kai atvėrė savo širdį ir rašė žodžius, tu matei. Tu Viešpatie iš tiesų mus pažįsti, kai mes vaikštum, keliam, gulumės. Tu viską matai, mūsų mintis. Mes Viešpatie neturim ko slėpti ir geriau neslėpti, Viešpatie. Atverti tau, atnešti tau savo prašymus, savo skausmą, nepriteklių, ligas. Visą tai, kas mus slegia šiandien, atnešam tau, kaip tu mum ir sakei, Viešpatie. Ateiti pas tave. Ateiti pas tave ir atnešti tau, brangus Jėzau. Ir Tėvas išklausys per Jėzų Kristų mus. Viešpatie, mes užtarėme mūsų brangės sesės Audronę, Viešpatie, Leną, Verutę, Onutę, Angelę, taip pat Linos Sraigytės mamą, Viešpatie, mes užtariam ir kitus žmonės, Viešpatie, kurie šiandien serga, eina per sunkų laiką. Viešpatie, iš tiesų, nes mūsų gyvenime yra tos audros, kurios sukyla, bet tu, Viešpatie, nuramini bangas. Dėkojame tau, brangus Dieve. Iš tiesų, kaip tu ir sakai, varge šaukėmės Viešpatės ir tu iš sielvartų mus išvaduoji. Nutildai audrą, nuramini bangas ir nuvedi geidžiamą uostą. Kad Viešpatie girtume tave, šlovintume tave, dėkotume tau, matytume tavo darbus mūsų gyvenime. Būtume išmintingi ir suprastume tavo malonę. Dieve, dėkojame tau, kad galime išsakyti tau žodžius, užtarti mūsų brangus brolius ir sesės, kurie patiria sunkumus gyvenime, sunkumus, Viešpatie Dieve. Dėkojame tau. Dėkojame tau, brangus Dieve, už kiekvieną, kuris meldžiasi, už kiekvieną, kuris prašo, už kiekvieną, kuris užtarė. Dieve, taip pat meldžiame už tarybos rinkimus, kurie vyks kitą sekmadienį. Dieve, dėkojame tau, kad galime rinkti žmonės į tarybą. Mes meldžiam, kad būtų išrinkti žmonės, kurie ir galėtų ir būtų tavo įgalinti, Viešpatie, atlikti tuos darbus, kurie yra reikalingi bažnyčiai. Nes, Viešpatie, bažnyčią tu surenki, tu esi jos galva.
Viešpatie, dėkojame tau už kiekvieną žmogų, kuris atsako iš tą poreikį, sako taip, aš aukosiu laiką ir aukosios, darysiu darbus, kurie yra reikalingi. Dieve, dėkojame tau už kiekvieną žmogų, kuris bus išrinktas, kuris bus toje vietoje. Dieve, taip pat meldžiame už Seimo rinkimus. Šiandien yra balsavimo diena. Viešpatie, meldžiame, kaip ir tu sakai, kad melstumėmės ir prašytume ir užtartume ir dėkotume už visus karalius, valdininkus, kad tyliai ramiai galiai gyventume visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Viešpatie, meldžiam taikos mūsų Seime, valdžioje, tarp partijų įvairių. Viešpatie, kad iš tiesų turėtų sutarimą, nes kai kartu žmonės, tai kalnus gali nugriauti, juos nukelti. Viešpatie Dieve, tikrai daug darbų gali padaryti, reikalingų Lietuvai, reikalingų mums žmonėms, visiems gyvenantiems šioje šalyje. Mes meldžiame sutarimo, iš tikrųjų, nuolankių širdžių, kad valdžioje būtų tie žmonės, kurie turi būti šiuo laiku. Dėkojame tau už kiekvieną, kurį išrinks. Ir meldžiam jiems stiprybės ir drąsos ir viso, ko reikia šitoj vietoj bebūnant. Dieve, dėkojame tau už kiekvieną bažnyčios žmogų, kuris Viešpatie trokšta pažinti tave. Įdėk tą troškimą. Meldžiam tavęs pažinti tave, tavo žodžius. Dėkojame už jaunimą, dėkojame ir meldžiam, kad jie burtųsi, kad jų tikėjimas augtų, kad jie stiprėtų. Dėkojame tau, Viešpatie, už kiekvieną, kuris dalinasi Evangeliją. Už mus, Viešpatie, kad eitume. Nes tu, Viešpatie, ir įgalini, ir duodi drąsos ten, kur esam. Tiesiog darbe, namie, Viešpatie. Pašlovinti tave, pagarbinti tave, Viešpatie Dieve, ir pasakoti nuostabius tavo darbus. Dėkojame tau, Dieve, už šitą maldą. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Dar pasakysiu šiek tiek informacijos. Tai šį trečiadienį 18:30 šioje salėje vyks šlovinimo vakaras. Dar kartą primenu, kad prašom paauglius ir vaikus, tai jie gal dabar tarnavime, bet tėveliai, tiesiog, kad vaikučiais būtų kartu su tėveliais ir šlovintų Viešpatį, kad mokintųsi šlovinti Dievą. Spalio 20 dieną, tai ateinantį sekmadienį bus padėkos šventė, mes švęsime padėkos šventę Viešpačiui. Iš tiesų, vaišinsimės, bendrausime ir jei kas norėtų padėkoti Dievui už jo darbus, jo gyvenime, paliūdyti, tai prieikite prie Aksanos. Gal visi pažįstam Aksaną. Taip pat po šventės, kai pasivaišinsim visi kartu, pabūsim, maždaug tam skirta 30 minučių, bus tarybos rinkimai ir ilgai neužtruks, tiesiog pasilikim, būkim tą dieną, skirkim tam laiko. Ir dabar kviečiu Eduardą Gos vaikų kalendorių pristatymui. Na, čia ir Diana Gos šalia. Jo, labai ačiū, kad galim pristatyti kalendorius. Kas mes tokie esam? Tai mes esam, galima sakyti, misionieriai iš Vokietijos arba remiami vokiečių tikinčiųjų. Jau daug metų mes čia Lietuvoje. Aš esu visiškai lietuvė, tai kaip aš ir nesu tokia misionierė, nes misionierystė kaip išsiuntimas į kažkur į kažką. Tai aš tiesiog sugrąžino mane atgal į Lietuvą, nes mes gyvenom Vokietijoje kurį laiką. Tai va, tai ir mes matome savo kaip ir tokią misiją kartu patarnauti ir tikintiesiems arba tikinčiųjų vaikams ir išleidom kalendorių.
Jo, gal dabar, Edi, pasakyk tą kelią, kaip mes prie jo priėjom. Trumpai. Taip, mano vardas Eduardas, esu vokietis, ar ne? Gimiau, užaugau Vokietijoje ir mano šeima tokia gausa. 8 vaikai esam, aš antras. Ir mano, čia turėjau privilegiją, kad mano tėvai ir tikėjo Dievu. Ir mes kiekvieną rytą mes skaitom tokią lepelį. Čia yra kalendorius, vokiškas, žinoma, ne lietuviškas. Ir kiekvieną dieną ir mes plėšim vieną lapą ir davėm tėvams mums skaityti. Ir jie skaito. Viena eilutė ir kitoje pusėje yra aprašymas, ką galima suprasti apie tą eilutę. Vaikiška, suprantamas toks kalendorius. Ir taip užaugau, kai aš ten išsikrausiu iš namų, nebebuvau reikalingas, ar ne. Kai mes sukūrėm dabar šeimą ir atsirado pas mus vaikai, tada aš prisiminau, tai kaip mūsų tėvai ir padarydavo anksčiau ir iš kur dabar gauti. Čia ieškojom, nieko čia Lietuvoje nėra ir tada mes užsisakėm vokišką tą kalendorių. Jau seniai ten kiekvienais metais išleidžia. Ir mes taip užaugom, kol mes supratom ir kalbėjom tada su kitais tėvais, ką jūs darot, mokinant vaikus apie Dievą, neilgai ten Bibliją atsiversti ir pamokslauti, bet trumpam tokį vaikiškai suprantamą žinutę kiekvieną dieną pasakyti. Nu, nėra čia Lietuvoje. O pas mus yra, mes visada plėšim ir mes vokiečių kalba. Nu, gal yra dabar metas versti, kad lietuviai ir turėtų. Ir tada mes atsisėdom ir taip padarėm. Ir dabar mes pirmą kartą išleidžiam kalendorių šeimai, sakykime, ar ne? Čia yra būtent vaikams. Tinka amžius nuo 5 iki 15, sakykime. Tas, kas negali patys skaityti, tėvai gali skaityti. Bet tikslas yra, čia yra pagalba. Kiekvieną dieną po truputį, 2 minutės iš tikrųjų, mes vieną kartą nuimam laiką, kiek ilgai užtrunka. Tikrai neilgai. Tikrai neilgas pamokslas, kiekvienas gali suprasti ir tu žinai, kokią dieną tada yra, visada kaba ir šeima gali taip panaudoti. Jo, ir kas būna kartais, kas tinka vokiečiams, nebūtinai tinka lietuviams, ar ne? Arba amerikiečiams, ir lietuviai vėl skiriasi kultūros, skiriasi žmonės. Bet iš tikrųjų mes šiek tiek adaptavom. Jau matėm, kad kas mums gal sunkiau būtų įkertama, suprantama ta prasme, nes tiesiog esame per daug nutolę nuo tų dalykų, tiesiog mes išėmė pakeitėm kitais, nes mes gavom ten daugiau ten tų kalendorių. Tai bandėm pritaikyti, adaptuoti lietuviškai kultūrai, kad vaikai suprastų. Čia pabrėžiama iš tikrųjų tas žavėjimasis Dievu, jo kūrinyje, žmogaus kūnų, gyvūnais, augalais, ten yra istorijų iš gyvenimo, iš kasdienybės, iš mokyklos, tam tikros situacijos pavaizduojamos. Bandėm pritaikyti tikrai kiek įmanoma, kad būtų mums artima, netgi vardus pakeitėm, kad jau būtų lietuviški vardai ir kad būtų tikrai lengva suprasti. Tai mano rėmėjai sako, wow, šaunus projektas, mes mokėsim. Šitas kalendorius nemokamas. Ir mes norim padovanoti kiekvienai krikščioniškai šeimai po vieną kalendorių. Ir todėl mes atėjom dabar čia, norim jums padovanoti. Mes skaičiavom, nes kartais žmonės sako, mes norim prisidėti, kad ir kitais metais ir būtų kalendorius. Lygiai 8,70 € tiek mes išleidom ant vienos. Mes tik 500 išspausinom, čia yra nedidelis kiekis, bet mes skaičiavom, jeigu kiekvienoje bažnyčioje būtų 10, ir aš pažįstu maždaug 30 bažnyčių čia Lietuvoje, tai bus tik tai 300. Dar turime, dar 200. Bet gal jūs pažįstate dar kitus ir sakot, va čia būtų tikrai verta padovanoti, gal kalėdoms, nežinau. Bet šitas kalendorius, būtų labai gerai, kad būtų skaityta. Ne taip
skaitytas. Jo. Ne taip, čia yra tik tai padovanota ir už ką. Jeigu jūs norit prisidėti, būtų labai gerai, mes tada ieškom paramos ir mes renkamės kitiems metams. Nes jau yra paruoštas kalendorius išversas dar kitiems metams. Mes tikrai turim tą tokį troškimą toliau įleisti. Netgi jau koreguojamas, jau viskas surenkta 26 metams. Jūs galit įsigyti arba paimti čia, aš ten stovėsiu ir ten yra stiklinė, galite ir ten paaukoti, jeigu norit paaukoti. Jeigu dabar neturit pinigų, gal jūs nebūtų pasiruošę, mes turim vizitinį kortelę, ten yra banko sąskaita, jūs galit kaip pervesti kaip paramą ir mes būsim labai dėkingi. Ačiū Jums. Ačiū labai. Smagu. Dabar dar viena dalis, tai mūsų aukos. Tikrai dėkojame visiems už aukas, kurie aukojate čia salėje, kurie pervedate internetu. Ir taip pat dėkojame už aukas skirtas Ukrainai. Taip pat primenu, kad salės gale, šiaip tai turėtų būti ir yra kibirėlis, kur renkame aukas kondicionierių vaikų kabinete. Noriu paskaityti dar keletą eilučių iš psalmės 139 nuo 1 iki 3. Viešpatie, tu ištyrei mane ir pažįsti, tu žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu. Tu supranti mano mintis, matai, kada vaikštau ir kada ilsiuosi, žinai visus mano kelius. Iš tiesų, viešpats mato mūsų širdis ir auka tai yra tarnystė, Dievo tarnystė savo turtu, bet tai ir kartu yra padėka už jo aprūpinimą, už jo dovanas, mums tai kartu ir pasitikėjimas juo, kad jisai mumis rūpinasi, jisai teikia mums visą, ką mes turime. Tai tikrai jisai mus mato ir pažįsta, tad aukokime. Būkit palaiminti. Pakelkim duoti. Viešpatie, gailestingas tu per amžius, kasdien laikai savo rankose mane. Nuo pat ryto vos prabudus iki pasūtimų aš giedu tau, nes geras man tu. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo be ribų. Ir kol širdis krūtinėj plaka, aš giedu tau, nes geras man tu. Savo žodžiu tu vedi mane per ugnį, esi arti net tamsiausioje naktį. Tu dangiškasis tėvas, geriausias draugas tu. Aš gyvenu Dieve tavo gerumu. Gerumas tavo neišsenka, ištikimybė tavo
lydi mane ši žemėje, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje. Nusižeminę širdimi visą, tau pavedu save, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje. Nusižeminę širdimi visą, tau pavedu save, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje, nes tavo gerumas lydi mane ši žemėje. Gerumas tau neišsenka, ištikimybė tavo be ribų, ir kol širdis krūtinėj plaka, aš giedriu tau, nes geras man tu. Ką, brangieji, tegu viešpaties gerumas lydi jūs visą savaitę. Būkit palaiminti, gražaus sekmadienio. Iki.